nekaltai. Nekaltai prasidėjo nuo idėjos ir buko entuzijazmo. Tai va taip. Taip ir atėjom. Ką žinau, aš paprastas žmogus esu, man paskambino, sako, jūs ten lekiam, sakau, lekiam. Ne, nebuvo taip. Gavai pranešimą, užduoti techniniam susipažinimui, įvertinimui ir tada sakė, viskas gerai. Jeigu čia, sakau, Utenoj važiuoja, tai ir mes važiuosim. Jo, iš pradžioje buvo kažkoks aptarimas prieš įsigijimą. Buvo kažkoks jo, ten susirašėm, kažkokius paskaitėm dokumentus, iš ko ta mašina surinkta, kaip ten kas atrodo. Sprendėm, kad atrodo gal ir patraukliai. Parvažiavo, apžiūrėjom ir išvažiavom. Ispaniją išvažiavom, tas planas toks iš karto buvo, kad tas mašinas atsivežti į Lietuvą, po to nuvažiuoti į Ispaniją į ralį. Martynas buvo suplanavęs, tada atsirado bendraminčiai, Rokas, Linas, Vilmantas Padėgimas, tai gavos tokia gera kompanija, ta logistika iš karto patogi, tai Lietuvoje dar šalta balta, o Ispanijoje ten pakankamai tos sąlygos geros ir įdomios, tai buvo idėja nuvažiuoti, pažiūrėti, kaip ispanai ralį važiuoja, kaip jie jį organizuoja ir pamatyti, kokie mes esam. Tai turbūt visus punktus ir įvykdėm. Sustojom greitai, nes pranašu nebūsi, svetima šalytas. Sustojimas irgi buvo toksai ir rimtas, sakykime, to viso, ką ten nuveikėm apsiversdami ir komiškas, kad atsidūrėm visiškai šalia Roko. Tai iš tikrųjų įdomus tas buvo potyris, sakykime, toks. Bet jisai kaip nenužudo padaro stipresniais. Tai grįžom, prisikėlėm, ispanų pagalba, tą automobilį iš tikrųjų, tai didelės ten jokios žalos jam nebuvo. Labiau gal ten tie visi plastikai nubyrėjo ir tiek. Toliau važiavau. Labai nustebino. Martynas tada dar su to kitu Justu Vičiūnu važiavo šturmanu, tai mes ten abudu lakstėm streso būkliai, ieškodami kažko, kažkur kažkaip. Čia Lietuvoje viskas taip gana tiksliai būna suorganizuota, sudėta. O ten parašyta, kada turi išeiti starto tvarkos nėra. Pagal reglamentą jau turėjai startuoti, starto tvarkos vis dar nėra. Skambini ten kažkam ieškai, kokiam varžybų vadovui, sako, don't worry. It's okay, don't worry, it's okay. We will postpone it, sako. Viską atideda tokia, ką žinau, į antrą dieną pradedi suprasti, kad ten tvarkos neturi būti ir jos ieškoti nereikia. Matai, kažkokie kaimynai prieš tave esantys ekipažai išvažiuoja, tai supranti, kad kažkur jau čia tau toj reikės važiuoti. Tada važiuoji, ieškai kažkokių laikų. O šiaip viskas gerai, tas organizavimas toks gana neblogas, gana aišku, su žemėlapiais viskas aišku ten. Šiaip gana gerai. Gerai, šalis patiko, įdomu. Tas miestas toksai, kuris priema tą visą renginį, iš tikrųjų, kaip jie priėmė ir kaip nustebino ten tokias, atrodo, kažkur ne ten jie mus veda, ten, tokias gatvelės siauras ir pakliūni realiai į fiestą, tą tikrą tokią ispanišką fiestą, aplinkui būgnais kažkokios liepsnos, ant kujokų klaunai vaikšto. Realiai visas miestas tą ralį švenčia ir toks buvo geras potyris iš tikrųjų, tai kaip tą miestą ir miesto gyventojų įsitraukti į tą ralį labiau, ne tik, nes jis vis tiek yra nutolęs. Aš važiuoju iš miesto ten kažkur, tai į vieną kaimą nusuki, kitą žvyrkelį, ten kažkur pakarlinę nusileidai, ten tų žmonių yra, bet ne tas, o kai tą miestą pakliuvom į tą siestą, tai buvo toksai geras, toksai labai jausmas. Tai šį sezoną iš tikrųjų turbūt laimėjo tai mechanikai mūsų. Ta įskaitos 3 vietą, tai turbūt reiktų dedikuoti Valdui Savickui, mūsų mechanikui garaže, nes turbūt vardan jo indėlio ir jo automobilio paruošimo mes sugebėjom atvažiuoti
finišuoti visus ralius, kuriuose neprisidarėm reikalų. Tai o asmeniai rezultatai, arba, kaip sakyti, ekipažo rezultatai, tai tikrai yra labai daug kur pasitemti, nes tokie buvo svyruojantis, gal kažkiek eksperimentiniai vietomis, bet pažintis praėjo, tai yra pirmi metai, pažintis, technika, automobilio elgesys, aišku, visą laiką norėjusi gal tų daugiau praktikos, daugiau treniruočių, bet čia šitoje autosporto penkiakovėje, kur turi su laiku, pinigais, mechanikais ir technika kariauti, turbūt padarėm, kiek galėjom. Kad jisai yra už mus greitesnis, už mūsų ekipažą greitesnis, tai yra vienareikšmiškai. Iš kitos pusės mes turbūt neturėjom nei vieno automobilio, už kurį mes būtum buvę greitesni. Bet šitas automobilis, ir kalbėjau su Justu, sakiau, kad jisai liks mūsų garaže tikrai ilgiau negu bet kuris kitas, nes mes turėjom ten vieną, antrą, trečią automobilį, šitas mūsų jau yra ketvirtas, penktas toks, kaip čia vis skiriasi. Larčia ketvirtas, skirtai penktas. Tai šitas liks ilgiausia mūsų garažė, nes iš tikrųjų jis yra labai malonus važiuoti, jis yra tikras sportinis automobilis. Tas valdymas jo yra labai komfortiškas, labai nuspėjamas. Ir tikrai yra didelis malonumas su juo važiuoti. Ir yra noras tas pasiekti kažkokią tolimesnį progresą su juo. Man labai daug jaučiasi techninė prasme pokyčiai tarp mašinų, kur seniau turėdavom kitų aptarnaujamas mašinas. Tai nei ten jas patiems labai reguliuoti reikėdavo, kažkokių ten pastabų pasakai, kažkas ten kažką padaro, lyg tai geriau, važiuoji, viskas ten kaip ir gerai. Dabar visi setupai mašinų, visi ant savų pečių gula, turi tartis, ieškoti kažkokių tai komfortiškų nustatymų, adaptuotis prie greičio, suprasti, kad laiko žiūrovam mojuoti nebebus. Nei ten vairuotojas tą laiko be palieka, nei ta pati mašina leidžia jo palikti, nes, kaip, jeigu važiuoji lėčiau, tai gėda tiesiog, jeigu važiuoji greičiau, tai baisu. Šiaip labai įdomi technika, labai tausojanti, aš sakyčiau, kūną labai kažkaip minkšta, jinai viską geria, viskas mažiau skauda, mažesnės apkrovos. Šiaip labai patinkanti technika ir tikrai lengva prie jos adaptuotis, bet labai daug investuoti reikia laiko ir darbo, ir treniruočių, ir mokslų, ir visko, kad galima būtų ją bandyti išnaudoti dar kiek daugiau, negu mes čia ją išnaudojam. Kažkiek jinai visą laiką evoliucionuoja, tu žengiai į priekį, pradedi matyti tą trasą kitaip, supranti, kaip tas automobilis elgėsi viename ar kitokiame posūkyje, tai ta stenograma irgi evoliucionuoja. Kitas dalykas, kai kurių dalykų tiesiog nebespėjai tą stenogramą, turbūt po to iš jos atgal gauti, tai tu galvoji, kaip ją optimizuoti, kad nebūtų tų, pavadinkim, perteklinių dalykų. Tai be abejo, keičiasi jinai. Taip jo, buvo vienas intensyviausių turbūt sezonų. Bet, kad ir sekantį, aš turbūt pasižiūrėjau, kad jisai bus panašus. Tai yra tas lietuviški visi etapai. Dar čia sužinojom, kad bus Sniečkaus VRC prieš sezoną etapas. Visaginas, išversiu. Visaginas, Sniečkaus VRC bus prieš gegužės pradžią, jau nusimato. Dar jeigu žiema ateis ir gamta duos, tai Zarasuose tikriausiai bus kur ir Latvija tokia. Tai į Latviją tikrai vieną kartą nuvažiuosim, arba žiemą, arba kažkada šiltojų metu, nes ir Latvijams reikia parodytos N5, kaip jos fiziškai atrodo. Tai yra ir tokių uždavinių, o šiaip tai ir važiuoti. Tai svarbu, kad finansiškai nebūtų per sunku. Fiziškai tai ne, fiziškai tai atvirkščiai. Aš
tie visi dalykai, sako, kodėl čia tas sportas ir kuo čia susijęs su sportu. Nu, tai aš taip ironizuoju, sakau, bet koks sportas prasideda nuo prisitraukimo arba atsispaudimų. Tai taip ir čia, tai ta ištvermė, tas koncentracija ir viskas yra susijęs su fiziniu pasirengimu, taip kad pradėkim sportuoti. Mes gal padedam kažkiek Martynui su ta visa N5 idėja, tai kažkiek tas, sakykime, jos žinomumą čia pradžioje Lietuvoje, nu gal nežinomumą iš tikrųjų, nes tai buvo pakankamai žinomas jo brandas, gal tik tai tokį padėjom čia sudėliot ir apsispręst keletui dabartinių N5 savininkų Lietuvoje. Tada ten tas bendravimas su RMC, ispanais, jisai ten yra specifinis su tais Europos pietiečiais, tai kažkiek pasiėmėm savo pečių, tai yra tos visos atsarginių dalių, logistika, pristatymas, šitie dalykai ir tos N5 klasės palaikymas. Tai yra, kad iš tikrųjų, kaip ir Lietuvos ralyje, to nėra buvę, kad kažkurios tai klasės ar pačio čempionato dalyviai kiekviename etape nugalėtojai gautų kažkokius tai prizus. Tai vat pasistengėm iš tikrųjų prikalbinom čia savo partnerius, kurie yra su mumis kartu, pabandėm jiem įrodyti, kad čia yra naujovė, kad tas ralis žengia į priekį ir dabar yra geras būdas būti kartu. Tai tiek P1, tai to sportinio kuro gamintoje čia, kurie įsteigė tą prizą ir kiekvieno etapo pirmos vietos nugalėtojai įteikė po bačką sportinio kuro, taip pat ir Pakėlo alyvos prisidėjo ir Das Performance. Tai gal šitoje vietoje mes tokį padarėm žingsnį, pritraukdami ir tų partnerių ir šiek tiek tai klasiai padedam populiarinti, realiai su tom atsarginiam dalim, su viskuo, kas yra patogu, iš tikrųjų. Tai gal tokį vaidmenį atlieka. Turim ten dar užklasinės visokios veiklos, su tolimais kontinentais, su Australija, su N5, bet ten ilgai tas visas trunkanti tema, bet jiems įdomu. Nežinau net kaip įvardinti. Iš principo kaip ir nieks nepasikeitė. Girdėti, matyti, suprasti, žinoti, paieškoti, kur galim paprogresuoti iš pačios technikos, pagalvoti, kiek galim kur ko, sakau, pasireguliuoti, patogesnių, komfortiškesnių setupų susirasti. Išgirsti vairuotoją, ko jisai labiau nori. Kai išgirdo mane Utenoj, tai pirmus posūkius nepataikėm, bet nuo tramplinų gerai leidomės. Užveržėm pakabą. Ta kažkiek, kiek mes čia vietoj pas savęs daromės, ta prasme, tai ta inžinerinė dalis visa. Ir tiek, manau, tobulinti nelabai čia yra ką, iš tikrųjų, nuostabiai, puikiai ta mašina važiuoja, nieko ten nereikia jai daryti. Iš principo, turi išprognozuoti, kas suges, kas sustos ir sutvarkyti, kas yra sugedę. Tai kaip ir turim berniukų, kurie labai atsiduoda tam darbui, padaro viską be klausimų, be jokių, ta prasme, absoliučiai bekompromisiškai gerai mašina prižiūrėta yra, tiesiog reikia parodyti, pasakyti, darom taip, darom anaip ir viskas toliau įvyksta kažkaip ten garaže be jokių didelių klausimų. Tai visas tas technikos vadas toks ir yra, ta prasme, o ką ten daugiau darysi. Nereikia čia kaip Žigulio konstruoti kiekvieną kartą iš naujo ir vis surasti kažkokių naujų daiktų, kad ten kažkas atlaikytų bent ralį. Tai ne, taip nebėra šiais laikais. Ženkliai viskas lengviau. Komfortiškesnis sezonas, ženkliai su tokia technika. Technikos vadam turėtų būti daug patogiau ir lengviau. Kažkaip atradom nuo pat pradžių gerą labai kontaktą su Marčiaus bernais, kaip jis juos vadina, su fabrike ten dirbančiais piliečiais, kurie prižiūri tas mašinas. Ir kažkaip mes pasitardami, kažkaip viskas įvyko labai lengvai. Kiek jie sakė visko darėm, kiek man atrodė, kad reikia dadėti, kažko dadėjom, kiek atrodė, kad reikia nekeisti, nekeitėm. Funkcionavom puikiai visus metus. Aš tai žinai, praeitį tą jau mažai žiūriu, čia dabar išsimsim tą SD kortelę, gal dabar pradėsim žiūrėti, kaip ten mes važiavom į rezultatų žiūrint, tai net nelabai turiu ką pasakyti iš tikrųjų apie tą rezultatą, nes jisai
gal nebuvo kažkoks tai kosmiškai geras čia šiais metais, bet net dabar nebeprisimenu, ko čia ta Lietuva prasidėjo, nuo Mažeikių. Žiemą kažkur išvažiavom, kur Žiemą nelabai puikios į sąlygos Zarasus buvo. išvažiavom, nieko nesupratom, kas vyksta su automobiliu. Visi lėkėm mes kažkur tenais gale. Tada išvažiavom į Ispaniją, ten atlikom veiksmą. Tada, kas buvo, Mažeikiai tada buvo. Ne, Visaginas buvo, tada išvažiavome Visaginą. Tada, tai buvo pirmas Visaginė tokia pažintis, viskas ten buvo kaip ir gerai. Visaginė tai buvo reabilitacija, kad suprasti, kad visgi Jo. nėra vaiduoklio ant kiekvieno kampo. Ten buvo pakankamai viskas ok, kontroliuojama ant kelio, kaip subręs ant kelio. Tada Mažeikiai, kur irgi man domus ten atvažiavom 3 klasė, man atrodo. Tada Žemaitija ir taip tas visas etapas, jis toksai, tas visas čempionatas toksai ėjo ir praėjo iš tikrųjų. Rezultatas buvo stabilus, mes ten kažkokių turbūt top 13-15 visą sezoną važiavom absoliučiai. Tai turbūt kaip pirmam sezonui tas gerai, nes iš tikrųjų konkurencija Lietuvos rally yra didelė, turbūt viena didžiausių, kokių yra buvusi. Tai šitoje vietoje manau, kad savo vietą žinom. 2 dešimtukas kol kas. Ar norisi aukščiau? Aišku, bet tam reikia namų darbų padaryti. Tramplinas, dirbtinis tramplinas, ten to kelio nesimatė, nepataikėm ant kelio, nupjautą medį kelmą kliudėm ir pabėrėm pakabą ir rally finish. Tai viskas ir taip. Gal iš organizatoriaus pusės išmokom, kad taip negalim daryti, negalima nupjauti medžių ir palikti kelmų ant kelio. Tai visus jos norisi pagauti iš eilės, aplenki vieną, tada žiūri, katrą sekantį gaudysi. Tai tu visą laiką turi kažką lygiotis, o... Tai buvo klasiai su ko lygiotis. Ten Tomas Šmagarys, Paulius Beniušis, ta prasme, tokie, kur arčiau laikais ir jie tokią intrigą gerą suveldavo, kur, ta prasme, atsiranda tas tikras sportinis interesas. Čia kažkur pasispaudžiam, čia kažkur pabandom pavyti, čia kažkur pajudam. Visi klasiai, iš tikrųjų, pradžioj sezono tai visi maišėsi va taip va. O turbūt nuo Lazdijų matėsi, kas dirbo daugiau, tie nuvažiavo į priekį, tai iš tikrųjų Rokas su Nedu tikrai demonstravo ypatingą tempą ir, sakau, tikrai wow, ten kuris be laimėdavo, tikrai kiekvienas iš jų buvo to nusipelnęs. Prisijungė Deividas Gizevičius, kuris nuo pirmos dienos parodė, kad, kaip sakyti, autoritetų nėra. Tai ir buvo ta, pavadinkim, antra kažkokia tai divizija, tai turbūt iš eilės vėl ten Paulius su Tomu, jie ten toj divizijoje gal buvo greitesni vietomis už mus, vietomis ten mes pavykdavo juos aplenkti. Ir Vilmantas padėgimas buvo irgi, taip kad, sakau, buvo, pavadinkim, 3, tai yra Rokas, Nedas ir Deividas, turbūt flagmanai greitieji, o mes ten, kuriem reikia pasitempti. Tai be abejo, kad norisi pavyti Martyną, bet tai kad... Gal ne šiandien ir ne rytoj dar. Ten labai pribendrausiu, jo pašnekam, kas kokių klaidų pridaro, kas ten ką ir apie ką, bet tokio kažkokio labai ypatingo bendravimo, nebent jau ten kas nors su dokumentais neaišku ar kažką, tai tada šturmanai labai moka susibūrti greit ir viską išsiaiškinti. O kai to bendravimo tokio nėra, tai ten visi daugiau, ką žinau, visi su ekipažai stengiasi dirbti, ta prasme, nebėra čia su to mašinom taip lengva, kad ten galėtum atsisėsti, atsigerti mineralinio, pailsėti ir atsisėsti ir toliau išgazuoti. Ne, turi peržiūrinėjami visokius, tai onboardus, ta prasme, nusifilmavę trasas, tikrinami stenogramas, tai ten ypač ralio metu tam bendravimui kažkaip nelabai to laiko bėra. Po ralio, tarp ralių, tai jo, būna, ten susirašom, pasišnekam, kaip kas gyvena, apie ką, kokius mąstymus, apmąstymus turi. Visko būna.
tikrųjų tai atmosfera, sakyčiau, yra pavyzdinė. Ta prasme, tai nėra kažkokios tai konkurencijos dėl nesąmonė. Yra sportinė konkurencija, kuri yra išreiškiama minutėmis ir sekundėmis praleistomis trasoje, o visa kita yra diskusijos, ten apsikeitimai, informacija, nustatymai su automobilio kažkokiom konfiguracijom. Turbūt, nežinau, ar kurioje nors kitoje klasėje visi žino vieni kitų automobilių galios kreivės ir visus kitus dalykus. Tai yra nėra buvę nei vienoj klasėje. Nėra, nei vienoj, visą laiką tai būna tam tikra čia jau know-how paslaptis, o šitos klasės visas tas grožis ir yra, kad tai yra maksimaliai artimi automobiliai. Ką? Taip ir yra, kas nors paskambino, sako, klausyk, čia radau, ką reikia čia padaryti, davai, padarom, davai. Reiktų oro filtro dėžę perdaryti. Ok, tai kaip čia dabar bus? Tai čia, žiūrėk, tas nupieš tą brėžinį, čia yra kas 3D, tai kiek čia įmam? 3-4 tas dėžės, kiek čia? Bet žinok, sako, reikia tikrai keisti, nes ten dulkės eina, užsikiša turbo. Viskas aišku, ok. Tau sako, nebėga ten interkulerio aušinimo skystis, bėga. Blogas tos dėžės, nes ten jie, žinok, pasikraipo, tai yra sprendimas kaip. Tai yra toksai, realiai... Ir tai puikiai nusako atmosferą, ta prasme, nuostabiai nusako. Iš visų, iš tikrųjų yra. Nesu nei girdėjęs, nei matęs realiai tokio atviro bendravimo. Ir ta atmosfera tokia visą laiką. Su tokiais pasijuokimais, viens iš kito kažkokiais, tokiais bairiais, su viskuo, ta prasme, viskas faina, malonu, ta prasme, nieks neįsižeidžia, kažkokių ten nėra, tokių dramų kažkokių nieks nekelia. Labai smagiai. Gera atmosfera, šiaip iš tikrųjų tai gera. O, čia kokie seni laikai. Pas tokią Algimantą Barilą jie ten buvo sugalvoję su tėvu pasidaryti, su tėčiu gal gražiau skamba, pasidaryti Ladą ir ten tipo išvažiuoti kažkokią aplink Lietuvą, ar į kokį ten ralį norėjo atvažiuoti, nepamenu net. Ir po to kažkaip Aurimui matyti atsirado motyvacija, čia kažkur paliekti greičiau, kažką padaryti įdomiau. Kažkaip kažkokios ten vyko varžybos, net neatsimenu kur, sako, važiuojam pabandyti stenogramą paskaityti. Gal sakau, nežinau, važiuojam. Išvažiavom, ten kažkokios, ta prasme, ne kažkokio čempionato, ne kažkas, ten kažkoks sprintas, tipo buvo, net neatsimenu. Vygio sprintas Širvintose. Tai ten tokių įdomių stenogramos pamokų kažkokių turėjom, kažkas papasakojo, kad tai rašoma yra su pieštuku ir stenogramoje turi būti posūkių kryptis, bent jau nurodytos. Nuvažiavom, kažkokią stenogramą užsirašėm, pabandėm pavažiuoti, buvo labai daug adrenalino ir tuo metu atrodė žiauriai greit. Kažkaip po to įsibėgėjom ir važiavom, kažkaip nebuvo ten kažkokių tai ypatingų ar sustarimo ar kažko, tiesiog bendro kaifo vedami, tiesiog važiavom ir tiek. Pas mane visą laiką buvo kambaryje automobilių modeliukų, didžioji dalis buvo sportiniai. Tai taip, žinai, kaip čia sakant, kuo labiau augi, to didėja modeliukai. Tai taip ir atėjo, tai gal tas adrenalino noras turėti, tai iš tos pusės. Aš prieš tai važinėjau mėgėjiškai su enduro motociklu miškais, ten turėjom tokį būrelį, su kurio važinėjom, pabandžiau kažkada išvažiuoti vieną kartą į motokroso trasą, supratau, kad tiek drąsos neturiu. Tada nustojau važinėti su enduro motociklais ten. Ir tiesą pasakęs, niekad su jais sportiškai nevažiavau, visą laiką savo malonumui. Tai po to perstam į automobilį. Atrodė, kad tai yra saugiau. Nes vienas dalykas, tai Fordas man jis asocijuojasi su sportiniu automobiliu. Antras dalykas, tai ta Fordo kultūra ir paprastumas, toks jisai gal man artimas pagal prekės ženklą.
Ir trečias dizainas. Aš negaliu pasakyti, kad man yra gražesnių už Fordą. Kalbėjau kažkada, sakau, galim faceliftą padaryti. Bet reikia, žinai, generacijom eiti. Mes turėjom jau tą MK8, šitas yra MK7 kėbulų, mes prieš tai turėjom proto MK8 kėbulų. Tai aš čia kartais pasvajoju, sakau, sekantis, tai Ford Puma N5. Tai toliau reikia šitą discipliną vystyti ir rezultatų turėti, sakyti, tikslų. Tai va, šiandien Deividas Gezevičius skambino, kaip tik bendravom su juo ir vienas iš tų, su kuriuo kalbam apie kaip toj trasoj pagreitėti, nes Deividas iš tikrųjų yra pats labai greitas kaip vairuotojas ir labai geras kaip... Jis labai daug analizuoja. Analizuoja, mato ir iš tikrųjų jis labai gerai sugeba paaiškinti ir automobilio techninius niuansus, kodėl taip yra, ir iš vairuotojo pusės, ir iš stenogramos pusės. Tai jis paklausė, kokie yra tikslai. Tai tas tikslas kitiem metam turbūt vis tiek tas domintų absoliučios įskaitos top 10, ten jau ar top 10, ar ten 8 kažkur, tai jau yra gerai. Nes aš kaip sakiau, konkurencija iš tikrųjų yra labai didelė. Jeigu mes pažiūrėsim į greitus automobilius, tai vien Lietuvoje yra, mes dar turim atvažiuojančių Lenkijos sportininkų, kurie ten tikrai labai greiti ir tobulėja ir kitais metais jie čia važiuos. Ir yra dar gandų, kad dar bus keletą greitų jaunuolių iš užsienio, kurie važiuos Lietuvos čempionate, taip kad tas pasiekimas iš tikrųjų yra sudėtingas, jis nėra toksai. Tie tokie iki sezoniniai etapai, tai Latvijai, turbūt Larčio etapai, gal dar vienas koks įsimaišys vasarą Latvijoje išvažiuoti, tai tą N5 parodyti, nes tas jų populiarumas iš tikrųjų irgi susijęs su to, kaip jo žmonės mato, nes tai vėlgi taip yra naujas kėbulas, naujas vaizdas, tai yra naujas sportinis automobilis, sakykime, ir jeigu Lietuvoje tą pavyko padaryti, tai Latvijoje ten dar yra ką veikti. Tai čia yra, mes visur norim važiuoti, aš norėčiau važiuoti ir į Australiją nuvažiuoti, ir į Ameriką nuvažiuoti, ir į Airiją, ir Italiją, Ispaniją, Portugaliją, visur įdomu, bet visur čia turi pasverti savo visų pirma galimybės, tiek finansinės, tiek kiek tu gali tam laiko skirti ir koncentruotis į kažką. Tai turbūt nėra paslapties, kad tas Arktikas yra vienas dalykas sudėtingas ralis, reikalaujantis daug pasiruošimo. Antras dalykas biudžetinė prasme, kiek tų kilometrų gali nuvažiuoti. Tai pažiūrėsim. Kol kas tokio plano neturim. Tai yra viena iš rinkodaros strategijų. Ir mes ją įgyvendinom pakankamai neblogai iš tikrųjų, sukeldami daug diskusijų ir šurmulio ir papildomo dėmesio, tai viskas veikia. Mes stengsimės nelikti nuobodus ir toliau. Tai ralis paskutiniu metu eina į viršų tiek kokybinė prasme, ypatingai pradedant nuo organizatorių, nuo automobilių parko dalyvių, nuo dalyvių pačios kultūros, žiūrovų, tai iš tikrųjų labai linkiu tam progresui toliau tęstis ir nesustoti. Tiek patiem organizatoriam, kurie iš tikrųjų auga kasmet ir stengiasi ir dalyvių prasme juos nustebinti kokybiškom trasom, įdomiom trasom, tiek pačių žiūrovus patogumai, sudėliojimais taip, kad jiem būtų patogu ir kad juos pritrauktų. Tiek įtraukimų ir pačių savivaldybių ir viską. Tai visiems tik tai į priekį galiu palinkėti. Ta pačia energija, pozityvumą. Kai jis per daug pasako, aš nebeturiu ką papasakoti po to. Eiti salėje ir ruoštis kitam sezonui, bus įdomių kovų ir viskas. Daugiau čia nėra ko linkėti. Tiem dalyviam tai yra, žinai, tas toksai juokingai skamba, bet iš tikrųjų kiekvienam jokia yra daug tiesos, tai aš sakau, tai finansinės ištvermės. Nes čia iš tikrųjų kainuoja daug resursų, tai ne tik, sakykime, piniginių, bet ir laiko resursų, o visas tai vis tiek laikas, pinigai ir sakau, finansinės ištvermės visiems. Iš tikrųjų tai, nežinau, mes čia esam
svečiuose iš tikrųjų pas vieną turbūt garsiausių Lietuvos lenktynininkų, Eugenijų Tamulevičių, kuris čia priema, kuris čia mūsų automobilis pasaugo ne sezono metu. Tai jo prieš kiekvieną ralį dažnai būna tas jo patarimas. Viskas gerai, Aurė, tik šalta galva pradėkit.